Toliau laidoje Svajonių sodai, daržovių auginimo naujienos, mados ir tendencijos kartu su parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialiste Liucija Kunigiškyte. Ji teigia, kad naujasis sėjos sezonas, kuris prasidės po keleto mėnesių, bus tikrai įspūdingas. Naujos vienmečių ir daugiamečių gėlių veislės, begalė įvairiausių daržovių, kurios stebins savo formą, dydžiu ir skoniu. O pats didžiausias siurprizas – iš mažų sėklyčių išaugę bulvės. Taigi jau šiandien kviečiame jūs kartu su mumis susiplanuoti, ką sėsite kitą sezoną. Mūsų laukia labai įdomios rūšys, įdomios veislės ir esu minėjus ir galiu pasikartoti, kad visos tos naujos veislės, kurios atkeliauja į mūsų asortimentą jau ne vienerius metus, yra išskirtinės ne tik savo skoninėmis savybėmis, ne tik savo derlingumu, labai didelis dėmesys yra kreipiamas į atsparumą nepalankioms auginimo sąlygoms. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad augalai yra atsparūs temperatūrų kaitai, augalai yra atsparūs ligoms, kenkėjams, ir užauginti tas rūšis ir veislės reikalauja mažesnių sąnaudų. Ir ką noriu pasakyti ir paraginti, kas bus 25 metais, aš kaip burtininkė dabar pasakysiu, kas bus. Jūs privalote turėti savo sodą dar daugiau spalvų, nei jeigu turėjote daug, turėkite dar daugiau. Nes tie nuobodus gėlynai iš 2 spalvų, kai mes augindavome raudoną, derindami su violetinė, jau senai nuėję ir senai nebemadingi. Įsileiskite naujas gėlės, naujas spalvas ir dar ką noriu paraginti įsileisti ir kvapus, kurie labai mums yra svarbus tiek mums, tiek mūsų aplinkai. Turiu nuostabią gėlę savo rankose. Na, manau, kad populiarumu jinai 25 metais pralenks taip mūsų mėgiamas kosmėjas, tai yra kvapieji pelėžirniai. Jau pats pavadinimas sako, kad tai yra unikali gėlytė, labai maloniai kvepianti. Ir tai yra naujos spalvos. Ir nauji kvapai, tai yra gėlės, kurios tinka tiek vertikaliam apželdinimui, tiek skinimui, o veislės, kurias aš turiu, tiek Matukana, tiek Perfum Millennium, tiek Old Spice yra išskirtinės tuo, kad jos yra labai tvirtos, koteliai yra labai ilgi, gėlės tinka tiek skinimui, na, puokštės tiesiog kvepės. Turime ir daugiau savo asortimente pelėžinių, tai atraskite tuos pelėžinius, kurie yra išties gėlė pagal populiarumą numeris 1 Latvijoje, mūsų kaimyninėje šalyje. Pas mus jinai kažkaip tai primiršta, bet norėčiau paraginti auginti labai lengvai auginamą, sėjamą tiesiai į dirvą, žydi ilgai visą vasarą ir patenkins kiekvieno gėlininko norus. Dar vieną, ką noriu parodyti ir pasakyti, kas iš viso to gausos asortimento, ką turėsime. Tai daugiametės, labai mėgstamos gėlės pas mus, daugiametės, mūsų gėlininkai labai nori jas įsileidžia į savo gėlynus. Tai mes turėsime, štai kokio grožio yra ežiuolės, žaliai žiedlapiais ir rausvai žiedlapiais. Turite norą auginti daugiametės, kad jo žydėtų pirmais metais, ežiuolės yra tos gėlės, kurios turi atsirasti jūsų gėlynuose, atsparios sausrai. Vadinčiau jas geležinėmis gėlėmis, puikiai auga toje pačioje vietoje ne vienerius metus. Ir dar norėčiau parodyti vieną gėlę. Tai paprastosios raudoklės yra labai dekoratyvios gėlės, puikiai auga drėgname dirvožemyje, žiedai skinami, dekoratyvus, taip pat daugiametė gėlė. Įsileiskite šią gėlę į tvenkinio pakrantę, turėsite nuostabiai žydinčią. Na ir negaliu nepaminėti dar vienos gėlės, kuri papildė mūsų kosmėjų kolekciją. Tai štai pažiūrėkite, kokio grožio, rausvos spalvos, žiedlapiai kaip sijonėlis. Kalbant apie kosmėjas, kas nesate jų auginę, tikrai įsileiskite šias gėlės. Gražus ne tik žiedai, bet ir patys lapai. O dabar jūsų dėmesiui tikra daržovių sėklų naujienų bomba. Kas iš tikrųjų galės nustebinti mūsų daržininkus, tai yra, mes turėsime bulvių sėklas. Bulvės iš sėklelių. Nereikia gąsdintis, tai yra pakelyje smulkios sėklelės. Tie, kas augina pomidorus, jiems tikrai pavyks susiauginti bulvių daigus. Ir šitą pakelį, šitą veislę mes esame išbandę, mūsų kolega išbandė ir sėkmingai užaugino iš 10 sėklelių daugiau nei 20 kg kokybiškų, apvalių, skanių bulvių. Cepelinų dar nevirė. Čia per vieną sezoną? Per vieną sezoną. Taip, sėklos buvo pasėtos ir per vieną sezoną iš tų 10 sėklelių. Mažos bulvių sėklos, iš kurių užauga didelės skanios bulvės, yra Soltasti hybridas. Jūs ekrane matote, kaip iš sėklos buvo auginamos bulvės, kokie užaugo daigai,
bulvių auginimas iš sėklų nieko nesiskiria nuo pomidorų auginimo proceso. Žiūrėkite toliau, kokiomis naujovėmis mus dar nustebins Liucija Kunigiškytė. Salotas. Unikalios salotos, Red Iceberg. Tai yra ledinės salotos ir dėl ko jos yra unikalios, dėl to, kad jos yra raudonos spalvos. Paprastai mes baklažanus, pasakai baklažanai, mes juos įsivaizduojame štai tokius. Mes turėsime žalią baklažanų hybridą ir forma jo yra kiek kitokia nei šitų klasikinių baklažanų, kuriuos mes mėgstame auginti. Tai tie, kas augina baklažanus, tai yra išskirtinio skonio daržovė ir ši veislė yra, jos žievelė yra baltos spalvos, minkštimas yra šviesiai gelsvas, labai skanus, ilgi vaisiai. Na ir štai šituos žirnius noriu parodyti. Tie, kas neaugina žirnių dėl to, kad jiems reikia atramų, auginkite šią naują mūsų veislę, kuri užauga 25 cm aukščio ir jai nereikia atramų. Tai tie, kas nori auginti žirnius 1 kvadratinio metro lysvėje be atramų, galbūt vazonuose arba balkonuose, tai šita nykštukinė žirnių veislė išties jums labai tiks ne tik dėl skanių ankščių, bet ir labai gražių baltų žiedų. Jis gali būti dekoratyvus. Jeigu mes kalbame apie tendencijas, tai tendencija dabar yra tokia. Daržovėse. Užsiauginkite savo daržovės. Derinkite daržovės kartu su gėlėmis. Įterpkite jas į savo gėlynus. Tai žirniai gali atsirasti jūsų gėlynė. Dar kas gali atsirasti jūsų gėlynė, tai yra mūsų naujiena štai tokio grožio rūgštynės, kurios lapai yra tamsiai žalios spalvos, skonis kiek švelnesnis nei įprastų rūgštynių. Tai auginsite rūgštynės savo gėlynę, galbūt savo vazone ir turėsite grožį derantį su gėlėmis ir skonį kartu. Rūgštynių veislė, dekoratyvinės rūgštynės tamsiais lapais twisteris, žirniai 25 cm aukščio Half Pint, hibridinė baklažanų veislė Green Knight ir salotas Iceberg Red. O dabar daugiau naujovių. Ar žinote, kad jau dabar galite rinktis iš kone 120 pomidorų veislių? Liucija Kunigiškytė sako, kad pomidorų veislių sąrašas dar labiau plėsis. Aušra, kaip sakėte, mes tiesiog negalim sustoti, kaip maniakai. Randam čia yra pomidorligė. Pomidorinė pas mus galvose. Ir asortimente išties labai daug įvairių naujų veislių ir man džiugu pasakyti, kad jos ne tik, mes neturime tikslo turėti tokias pačias pomidorų veislės ir tiesiog padauginti naujienų. Pradžiai patikriname tas veislės, kurios mums labiausiai tinka ir jos atsiranda mūsų asortimente. Tai tarkime pomidorų veislė Black Plum. Dėl ko jinai mūsų asortimente? Dėl savo išskirtinės spalvos vaisių, labai plona odelė. Išgirdome pirkėjus, kurie nori nelygiais vaisiais pomidorų, kad jie būtų briaunuoti, kad jie būtų kaip jų vaikystės pomidorai, kad jie būtų skanus, kad jie būtų dideli. Tai štai šios dvi veislės atsirado mūsų asortimente. Lecitrinė, kaip citrina geltonos spalvos ir Bocamera hybridas, kuris keičia augimo metu spalvą ir vienas ir kitas yra stambiavaisiai pomidorai, beef tipo, sveria 200-300 gramų. Na ir dar labiau rievėta ir dar unikalią išties veislę, hibridinę veislę Kokoro mes turėsime ir pasiūlysime. Na, labai išskirtiniai pomidorai, skanus jau ir žalios spalvos, pilnai subrendę tokie būna oranžiniai žali, bet dėl savo dydžio, dėl savo skonio viena iš ankstyviausių veislių, aukštis jos yra 1,20 m, 1,60 m ir sveria tie vaisiai iki 300 gramų. Ir po tų dičkių turim dar vieną unikalią veislę pomidorų, tai yra Sweet Valentine. Veislė, kuri užaugina širdelės formos pomidorus ir tinka balkonams, terasoms, tai yra žemaūgė veislė. Kolega mūsų bandė auginti šitą veislę, jam labai pavyko ir patiko. Ir aš paprašiau, kad jisai apibūdintų tą veislę, tai jisai, aš sakau, kokio jo skonio? Jisai sako, šilauogių. Na, pomidorų šilauogių skonio. Fantastika. Tai buvo toks jo komentaras. Tai Sweet Valentine pomidorų veislė užauginanti širdelės formos vaisius tinka balkonams, terasoms, vazonams ir vaisiai ir skonis yra primenanti šilauoges.
Pomidorų veislės Sweet Valentine tai itin gaivūs pomidorai, kuriuos jau po keleto mėnesių galėsime auginti ir mėgautis naujais skoniais, sako parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialistė Liucija Kunigiškytė.